Ryte pietų ir vakarienės idėja dalinuosi, kad suvalgytumėt daugiau gerųjų baltymų, tai yra iš žuvies ir taip pat gardžiuotumėtės saldžiarūgščiam morkų ir obuolių salotomis. Daugelis lietuvių sako, pas mus žuvies geros nėra ir nėra ką valgyti. Tai pirkite, kad ir šaldytą žuvį, ją susimalkite ir iš tikrųjų gaunasi nuostabūs maltinukai, kurie jums gali būti ir įsinešimui į darbą ir kaip vakarienės pasirinkimas. Šaldytuve radau apie 100 gramų virtų ryžių, sumaltos baltos žuvies šaldytos, įdėjau truputį druskos, pipirų, kario prieskonių ir porą kiaušinių ir kukurūzų miltų. Viską išminkiau, suformavau maltinukus ir juos dėjau į karšto oro gruzdintuvę, gali dėti į orkaitę ar tiesiog kepti ant keptuvę. O garnyrų pasiruošiau tiesiog nuostabias salotas, morką sutarkavau per barokinę tarką, obuolius taip pat sutarkavau per barokinę tarką, įlašinau šviežios citrinos sulčių, įpyliau truputį gero, ypač tyro alyvuogių aliejaus, druskos truputėlį ir tiekiau nuostabus pietus bei puikiai vakarienė. Patiko mano baltymais turtingos vakarienės ar pietų idėja? Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau baltymais turtingų receptų. O jeigu nori tiesiog ne pavienių receptų, o mitybos programos, rinkis mano elektroninę mitybos programą, nori numesti svorio ir patikėk, ši programa daro stebuklus ir padeda numesti ir išlaikyti normalų kūno svorį visą gyvenimą.